Sveiki visi. Mes esam Kaune, Soboras, štai už mūsų gražus. Taip. Ne studijoj, nes supratome, kad šiandien yra ne studijos laikas. Todėl išėjom deserčiukui. Deserčiukas. Čia kaip šventas reikalas mums. Ypač padeda, kai kūryba nelabai plaukia. Ir jaučiasi, kad tikrai reikia biškį pakeisti aplinką ir būtent apie tai ir pakalbėsim, kaip mūsų emocijos ir kūryba susiję, kaip atblokuoti, kai kūryba neplaukia. Ir mes tai padarysim besimėgaudamos deserčiukų. Taigi, eime. Gerai, tai mes, kaip sakant, jau čia įsibėgėjom. Labai, wow. Žinokit, apie nieko kito galvot negalim, tik apie deserčiuką. Tai nežadinsim nieko čia per daug apetito. Aš brownie valgau. Aš valgau čia pudingą. Man brownies toks labai kalėdiškas. Su cinamonu ir su... Aš pamiršau, tas prieskonis vadinasi. Cloves? Ne. Tas jau žinai, kur taip, tas kaip seklytė tokia didelė. Pasak labai specifišką skonį turi. Seklytė? Ir jas ten taip sutrina. Nežinau, nepasakysiu, tu negali paragauti, tai your loss. Ok. Nu, žodžiu, Christmas. Christmas, yeah. But, good. Awesome. Jo, labai gražūs padukai ir batinukai. Žodžiu, deserčiukas visą laiką veikia. Nuo visų ligų. Tai jau tuoj pasistiprinsim. Taip. Ir duosim jums išminties. Nu, kaip visada, kaip sakom, vieno mums neužtenka, tai va dar vieną. Aš nepabaigsiu, nes mano labai intensyvus. Tai ačiū, palauk. Tavo. Arbatos papilsiu. Aš nemėgstu aguonų. Nu tai man daug Skanaujam. Nu, tu ragau. Bus testas. Kaip be gluteno ir žodžių. Nu, kaip traškumas, nesiėmė tiesiog aguonas valgai. Ir? Koks vertinimas? Įdomu, ne per saldu. Tai čia gerai. Kiek nuo 1 iki 10? 7. Man patinka, kai razinų dar būna, žinai. Jau. Yra ten duotantyse. Viena razina, ne razina, aguona, bet gal valgė, kad pažiūrėsim po to. Paieškosim, kiek tenai aguonėlių. Dar tik pradžia. Na, aguonos kažkaip su šventėm įsėja. Nors mes ten darydavom tą aguonpienį, tik močiutė buvo. Šiaip neįsikvėpu kažkaip. Bet tavo aguonpienis patinkam? Jo. Nu, dažnai aš neatsimenu, kad aš valgiau, bet atsimenu, kad visai neblogai būdavo, močiutė padarydavo. Mama štai irgi daro, bet aš nevalgau. O ne? Na, neskanu. Nu, žodžiu, išėmėm visas aguonas. Ai, nori tai. Neblogai. Galėtų būti aguon... Tiesiog aguonų tau paberti. Čia labai daug veiksmo dabar. Jo. Nu, gerai, viskas. Baigiam. Čin. Taip, tai mes pasistiprinome jau, prisidesertinome, aš net nepabaigiau, man čia jau per daug saldumo. Aš jau deserčiukus turėjau, kaip sakant, jau kaip pradedam. Nestabdom. Taip, tai mes norėjom pakalbėti apie emocinę būseną ir kaip tai keičia mūsų kūrybiškumą ir kaip mes... Koks klausimas buvo? Taip, būtent. Kaip keičia, kaip veikia mūsų emocinę būseną
kūrybiškumą. Taip. Tai veikia. Tai visiškai veikia. Tai veikia ir atrodo tuos tokius paprastus, nepaprastus, kūrybos daug nereikalaujančios statėlės, darbelius gali pasidaryti ir gal net dar geriau kartais, nes toks truputį fokuso nuėmimas nuo tų emocijų, tai visai gal ir padeda. Bet kas liečia kūrybą, tai nors nežinau, gal kai kuriuose, turbūt įvairiai, priklausomai ką tu kuri, gal kitiem ir reikia netgi to emocinio. Kai kurie menininkai, aš kiek domėjausi, tai tik labai mėgsta tokio. Reikia iš to ir kyla, iš to tokio liūdesio, dažnai tų tokių, sakykime, neigiamų emocijų, nėra neigiamų, bet, sunkesnių. Jo, bet mūsų, kaip mes kuriam, tai, gal nelabai padeda. Labai iš džiaugsmo, taip. Iš dalinimuose per džiaugsmą. Tai ne, mums reikia to pakylėtos būsenos, kad kurti. Nes kitaip ir perteikiam, dažnai. Kad jums, bet čia kažką filmuojant irgi, tada jaust. Kažkaip. Kad kažkas ne taip. Būtent. Tai va, bet tai esmė yra ta, kad tie tokie vingiai gyvenimo visą laiką egzistuoja, ar ne? Kartais užsukam į linksmą slėnį, o kartais į tamsesnį slėnį. Man patinka slėnį. Įsivaizduoju, tokius kaip trolius mumis. Ir trolių mumis slėnį tenai viduj pas mus. Taip, tai kaip sakant, tas kūrybinis kelias, kuriuo einam, jis toks vingiuotas. Ir tai yra dalis viso kelio, visos kelionės, ar ne? Tai man atrodo, tiesiog reikia žinoti, kaip naviguoti, kai įstringi tose tokiuose tamsiuose slėniuose. Tai mes, kaip ir minėjom, mūsų atveju deserčiukas visą laiką padeda išlipti. Arba ne tai, kad išlipti, prabūti tą tokią būseną, žinai. Ir biškį pakylėti. Truputį, vis tiek. Tą energiją pakelti. Ir išeiti. Paliūdėti besidžiaugiant, kaip sakas. Man. Taip. Tai ta kūrybinė energijos kaip ir tada nebūna, bet per deserčiuką kažkaip tenai sužadini ir tada ten po kurio laiko vėl išdėsi kaip reikia. Tai mums tai vienas iš būdų, tada yra įvairios dienos, kas ten kažkokias įsikuria, kad tiesiog padėti savo net neprieiti tokių labai kažkokių momentų, kur visiškai pratrūksti ir gali truputį suvaldyti tą savo emocijas, tą būseną. Ir mes dar kalbėjom, kad yra labai svarbu komunikuoti, kaip jaučiamės, ar ne tiems, kas yra aplink mus. Ar tai namie, šeimai, ar tai kad kolegoms, ar ne? Nes jeigu mes ateinam tokie pikti, surūgę ir visiems visko būna, ar ne? Ir aišku, galim bandyti forsuoti, būti linksmi, bet čia irgi toks savęs prievartavimas. Bet galime tiesiog komunikuoti, kad sorry, šiandien biški man ne ta diena, tai tiesiog nepriimkit to asmeniškai, bet aš biški toks. Man atrodo, tada kiti žmonės taip pat nesijaučia kažkokie, kažkas ne to, jie tiesiog supranta ir tau vos neduoda erdvės. Čia vyksta labai natūraliai, ar ne? Bet jeigu mes nekomunikuojam ir vaikštom tokie ir tada kiti žmonės galvoja, kas čia yra, ar čia mes kažką blogo padarėm, ar čia kaip. Tai irgi toksai vos nėra respekto kito žmonių, žmonių atžvilgių, jeigu mes nekomunikuojame.
Tai čia toks irgi lengva sakyti, kad, komunikuoti. Čia tas dalykas, kur, man atrodo, bet kokiose situacijose tas komunikacija vienu ar kitu būdu stringa ir nėra lengva. Ir ypatingai, kai tai yra kažkokios jausmai, kurie tau kelia tokius neigiamus, kur nori užsidaryti ar ten. Tai tada ypatingai sunku komunikuoti. Kartais net gal gerai, kai kitas, nežinau, kažkaip gal švelniai, atsargiai, ar tai paklausia ir padeda, prajudinti tą. Čia labai gerai, kad... Nes kai mes turim bad day, tai tada vos nežinai, užsirakina viskas ir tu būni tame fryze tokia. Ir nežinai, ką daryti. Ir atrodo neįmanoma išeiti. Tu tiesiog, čia man viskas vyksta su manim, viskas nelieskit manęs pasaulio pabaiga. True. Čia taip, teisybė. Tai jo, bet čia irgi toksai, kad ir kitas žmogus pamatytų. Tu labai gerą palietei čia pointą, kad tikrai kartais, žinai, kad reikia komunikuoti, bet nesikomunikuoji. Tai gerai, kai artimiausi žmonės fasilituoja tą kalbėjimo procesą. Taip. Nors aš dažniausiai neišlaukiu, aš tai būna negalbu, bet aš vis tiek, aš tada jaučiuosi prieš kitą žmogų, neteisingai, kad tas žmogus kažkaip blogai jaučiasi, nes jis nežino, kas su manim darosi. Ir tada aš galiausiai, pasakau, prisiruošiu, bet man dažnai reikia laiko. Jo, man tai irgi aš kažkaip tokia. Jau biškai geriau nei buvo anksčiau. Bet jo, anksčiau tai taip visiškai užsidarai ir, kaip sakant, po kilimu. Tai čia vėl tokia dinamika žmonių, kaip būni, kaip komunikuoji ir kaip padedi viens kitam. Jo. Man atrodo, reikia puoselėti tą tiek komandose, tiek savo asmeniniuose santykiuose, ar ne, su žmonėmis, draugai, šeima. Vat būtent tą atvirumą, ar ne, ir mokymasi tą pasakyti, ir kas svarbu, ir ką norėtųsi, ir, visus dalykus. Kai kurie žmonės neturi problemų, tai kalbėti, pažiūrėkime į ispanus, tai ten, wow, aš tai ten gyvenau Barcelonai kurį laiką, galvojau, čia prie manęs pradėtų taip priekti, tai ta prasme, aš bėčkas, tai sukrovus daiktus, o jie ten pasirėkė. Kitoks tas energijos išleidimo toksai būdas. Temperamentas visai kitoks, jo, ir tai buvo viskas normalu. Iš tikrųjų, mes tokie šiauriečiai, uždaresni ir gali mums taip atrodyti, kad tenai karas vyksta, bet realiai, realiai viduj mes taip jaučiamės, bet mes neekspresinam taip. Taip. Ir... Nepasakytum, jo. Taip. Bet viduj vyksta panašus karas. Tai čia ir klausimas, kas yra sveikiau, ar tą išlieti apsibarinu, ten, žodžiu, kažkaip, ar tu laikai tą viduj. Čia žodžiu, vieniem, temperamento trūksta. Labai, kas kaip labiau. Bet mes padarėm jau žingsnį deserčiukų link. Kaip sakė, iš švenčių pusę. Sujudinam ten jau kažką, jau tą energiją pažadinom. Manau, likusi dienos dalis bus geresnė. Kaip jūs tvarkote su savo emocijom? Kaip sekasi komunikuoti? Gal jūs turit kokių patarimų, pasidalinti, parašykite komentaruose. Yes. O šiaip tikimės, kad jūs vis tiek jau esat pakylėtose nuotaikose prieš šventes ir linkime tikrai gražių emocijų su artimaisiais. Ne visada su artimaisiais, būna lengva. Bet žinokit, reikia džiaugtis, kad yra artimų žmonių aplink. Tai tas yra labai svarbu. Tai mylėkime vieni kitus
Ir ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū. Šiais metais mes laukime grįžti Kitais. jau kitais. Kažką pagalvosim naujo. O dabar tiesiog pailsėkime, kurkite, o jeigu esate tas, kuris kaip tik mėgsta, kad per šventes viskas sustoja, tai išnaudokite tuomet taip pat šitą laiką tarpušvenčius kūrybai. Taip. Tai va, tai ačiū, kad buvot su mumis ir iki English Style. style. Black tea with bergamot. Palauk, mes jau tuškai. Kad pamatytų, oi, tos skambina.